visa šita sistema yra mano tėčio ir dėdės padaryta tam, kad šimtametis miškas, kuris yra čia natūraliai augantis, mūsų šeimos paveldėtas, čia toksai trikampėlis, reiškiasi, būtų išsaugotas mums susipažinti ir ateities kartoms. Ir tada prasidėjo etnografijos rinkimas užrašytosios, kuri tik tais buvo ar tai Norberto Vėliaus, ar tai Teodoro Narbuto, ar visų kitų užrašyta. Kada surinko tą visą medžiagą, reikėjo kažkokiu būdu į loginės vietas sudėliot, kad šakėm ant vandens būtų sistemizuota. Tai vat, čia yra ta sistema, kuri pasakoja apie žmogaus ir gamtos gyvenimo kelią nuo pradžios iki pabaigos ir turbūt kas po to. Tai visų pirma, čia yra fizinis pasaulis. Žemės ratas, kuris 4 metų laikais apibrėžtas. Gamta eina savo kelią ir taip eis iki kokios atominės žiemos. Žmogus irgi turi savo gyvenimo ratą, kuris yra virsmais vadinamas, kai yra etapai žmogui pragyventi. Tai vat visų pirma yra pavasaris su žmogaus gimimu, vasara jaunystė, ruduo vestuvėmis, žiema fizinė mirtimi ir paskui paukščių takas veda į ramovę, kaip po tarpinį pasaulį prūsišką, virš perkūno eina kosmosas ir po to dausos. Kalbant apie anapusinį pasaulį arba apie mirties idėją, tai yra labai įdomu, nes apie mirtį žmogus domėdamasis mirties mitologiją, jisai supranta daug apie gyvenimą iš tikrųjų.